Kada pradėti reabilitaciją patyrus galvos smegenų traumą? Tai labai svarbu suprasti, kad reabilitaciją reiktų pradėti kuo anksčiau, nepaisant to, jeigu žmogus dar guli komos būsenoje, tai labai svarbi yra pasyvi kineziterapija, pasyvūs pralankstymai, kurie padeda išlaikyti paslankius sąnarius. Praleidus būtent pirmojo etapą labai dažnai susidurime su problema tokia, kad tampa labai ribotos čiurnos sąnarių amplitudės, dėl ko negalima žmogaus pastatyti, dėl ko statant pėdos padėtis būna labai bloga ir tiesiog žmogui išsilaikyti vertikalioje padėtyje tampa labai keblu ir tenka gaišti labai daug laiko stengiantis atstatyti tas prarastas amplitudės. Taigi šiandien bandysime parodyti keletą pasyvių judesių, kurie yra labai svarbus ankstyvoje reabilitacijoje po galvos smegenų traumos.